Dabar turbūt kaip ir dauguma kontaktuotojų ir žmonių, kurie dirba su energijomis, kurie priema informaciją, lygiai taip pat taip ir man, eina informacija apie tai, kad žmonės tie, kurie neinvestuoja į savo evoliuciją, į savo savęs vystymąsi, pradės labai greit išeidinėti iš žemės, baiginės savo sutartis. Vien todėl, kad Žemė, kaip žinote, eina į kitus dažnius, jų dažniai lieka tie patys, tai vien dėl to jau jų sveikatos pradės daryti, jie negalės tų energijų perimti ir jas prafiltruoti. Lygiai taip pat žmonės, tie patys žmonės, kodėl baigs tuos kontraktus, tai vien todėl, kad jie neįdami į savęs evoliuciją, ta prasme nesivystydami, negali išdirbti tos energijos, kurios reikalingos žemėj. Taigi jie žemėj yra nereikalingi. Tai būtent todėl žemė tiesiog nutrauks su jie sutartimis. Vien todėl jie turės išeiti, nes jų vibracijos jau netitiks žemės vibracijų. Jie negalės prafiltruoti tas energijas, kurios reikalinga žemėje. Ir tik tai žmonės, kurie eina, vystosi, kurie prafiltruoja tą energiją, jie užsidega, jie eina savęs pažinimo keliu, jie eina, kas veda žmonės, lygiai taip pat labai svarbus yra žemėj tie žmonės, kurie sugeba perleisti tas energijas, tas subtilės energijas, kurios ateina į žemę ir būti žemėj naudingi, priimti informaciją, dalyvauti susijungti su savo aukščiausiuoju aš ir lygiai taip pat investuoti į savęs, savo vystymąsi, į savo duoti tai energiją, būtent tą energiją, kuri leidžia jiems vystyti. Ir taip grįžta žemėj reikalinga energija. Jie perveda iš kosmoso ateinančias energijas. Jūs esate tarpininkai ir būtent tie žmonės, kurie sugeba perleisti tas energijas, sąveikaujant su Žeme, toliau galės vystytis gana harmoningai ir jų gyvenimas klostysis harmoningai. Tie, kurie pasilieka gyventi trečiųjų, kaip sakoma, trijų zonų erdvėje. Tai kalbant apie čakrinę sistemą, jie gyvena išlikimo pozicijoje. Jie nesugeba perfiltruoti tas energijas, kurios yra ateinančios iš kosmoso, jie nesugeba perfiltruoti netgi Žemės energijas. Jiem bus vis sunkiau ir sunkiau rasti savo energijos, kad bent jau išgyti, kad bent jau pereiti į kitą energetinį sluoksnį. Tai tiesiog jiem bus yra labai sunku. Tos energijos ateina ir jie negalės pakelti tų energijų. Tai tokie žmonės pradės išeidinėti. Ypatingai tie žmonės, kurie yra sergantis, kurie turi kažkokių sveikatos nukrypimų, nesklandumų, tai jiem bus ypatingai sunku, nes jiem bus vis sunkiau ir sunkiau atrasti energijos vien tam, kad gydytis. Ir gydymosi procesas jam darysis vis sunkesnis ir sunkesnis. Taip kaip anksčiau būdavo išgydoma lengviau, gaudavo tabletę ir jiem pagerėdavo. Taip dabar cheminiai vaistai gydantis tik tai pasekmė, kas yra,
Tai vat ir pradės neveikti ir pas daugumą turbūt jau pastebėjote, kad jau ir dabar neveikia, o veikia visai kiti dažniai, visai kiti vaistai. Tai vat tie žmonės, jiem bus vis ir sunkiau ir sunkiau. Ir kol galiausiai iš viso užsidarys jų energetinis kanalas, tai gyvybinė energija. Tai tiesiog eina tokia informacija, žinau, kad ta informacija eina ir pas kitus kontaktuotojus, lygiai taip pat eina ir pas mane. Ir lygiai taip pat galite nujausti ir jūs. Dėl to tas reikalingas, dauguma žmonių jaučia tą proveržį dvasiniam vystymuisi. Būtent todėl pasiduoda tos energijos, labai kokybiškos kosmoso energijos, ir jos stimuliuoja tą dvasinį vystymąsi. Tai vien todėl reikia atsižvelgti į savo sielos šauksmą ir tiesiog palaikyti ir leistis vedamam. Leistis vedamam jūsų kuratoriui, jūsų dvasiniai šeimai. Ir turbūt dauguma yra pradėję jausti dėl energijos. Galbūt kažkam paaštrėjo klausa, galbūt kažkam paaštrėjo matymas, galbūt kažkam susilpnėjo matymas, tai yra uždaromas matriciniai kodai, kad daugiau pasijaustumėte vidumi, kad daugiau išjaustumėte savo vidumi, savo širdimi. Galbūt reikia ją sustiprinti, širdies zoną. Reikalingi subtilūs virpesiai. Taigi kiekvienam savo, galbūt kažkam suintensyvėjo telepatija, bet telepatija jinai bus pas daugumą suintensyvėjusi. Tai bus vienintelė kalba, su kuria mes pirmiausia bendrausime su mūsų svečiais. Ir dauguma jau kas ir dabar bendrauja, bet pas daugumą dar ir atsivers visą tai. Ir su būtent telepatija mes bendrausime su aplinkiniu pasauliu, su regimu ir neregimu, lygiai taip pat ir su gamta. Tai čia yra mūsų prigimtinės teisės, mūsų užkoduoti gabumai, ir jie, kylant vibracijom, jos tie gabumai atsiveria. Visos šitos savybės atsiveria. Ir tam reikalingas skelbti aišku dažnį. Bet, kaip suprantate, viskas ateina palaipsniui. Ir kaip žinote, dabar Žemė reikalinga ypatingai tą energiją, kurį perduoda kosmosas, o mes esam tarpininkai, mes esam tos energijos, ta vidurinioji, ta grandis, kuri gali Žemėje retransliuoti tą energiją. Ir kuo mūsų dažniai bus aukštesni, tuo Žemė bus jai geriau. Taigi apie išėjimą patys suprantate, kad kitokios išeities jau nėra. Žemė eina aukštesnių dažnių ir jai reikalingi aukštesnių vibracijų žmonės. Taigi šių metų stiprus valymosi procesai jau neužilgo baiginės į pabaigą. Ir nuo kitų metų mes visi turim pradėti kiek įmanoma būti švaresni, įeiti į kitus metus, tai yra turint omeny dvasiškai, tai yra emociškai, tai yra minties švara, tai emocinė švara, tai yra jūsų vidinė švara, jūsų energetinė švara. Lygiai taip pat ir kaip ir iš savo šventyklą, lygiai taip pat reikalinga, kiek įmanoma būti švaresnė, tai yra jūsų kūnas. Tai tiesiog prasidės kitas vystymosi etapas ir kitais metais labai daug kas atsiskleis. Tiesiog eis kitos energijos. O šie metai, kaip ir sakiau, jau neužilgo bus į pabaigą, bet dar yra laiko, kad jeigu yra kažkokia
užspaudai ar tai blokai, tai juos prasivalyti, juos atrasti, gilinantis į save, gilinantis į savo jausmus, kodėl tie jausmai jum yra, kodėl jie ateina, iš kur jie ateina, iš kur kyla būtent vienas ar kitas jausmas ir juos pradirbti. Tai yra darbas su savimi ir būtas tas darbas su savimi yra skirtas šie metai. Vėliau kalbant apie vystymosi procesus, žmonės, kurie sugeba eiti į savirealizaciją, atranda tai, kas jiems yra malonu, tai, kas jiems yra gerai, tai kur jie gali save realizuoti, jie išdirbo atitinkamą energiją. Su šia energija jie vyksta kaita su Žemė. Būtent su Žemė, su kosmosu jie yra tas tarpininkas ir būtent ypatingai reikalingi tokie žmonės, kurie save realizuoja pagal širdį. Ir jūs pastebėsite, kad visi tie, kurie buvo netikri darbai, netikros mintis, netikris imitaciniai darbai ir imitacinės sistemos, kurie buvo ne jūsų, viskas pradės nueidinėti šalį ir liks tik tai jūsų, tai kas jums reikalinga, tai kas jums yra malonu. Ir kur yra malonu, tą reikia ir daryti ir žiūrėti tai, kas yra jums svarbus realizacinius procesus. Nes tuo metu, kai atsiveria širdies čakra, vyksta aktyvi kaita su Žemės ir kosmoso energijomis. Jūs pasipildote kosmoso energiją, jūs atiduodate Žemėje energiją ir Žemė jums grąžina realizaciją, materializaciją. Taigi vyksta gana aktyvi kaita ir jūs esate to tarpininkai ir dėl to ypatingai vystysis tos veiklos, kurios yra pagal širdį. Tai protas gali būti tik tai jūsų sąjungininkas, bet jokiais būdais ne vedlys. O širdis yra tas veikimo mechanizmas, veikimo visų dažnių augimo mechanizmas. Ir nuo širdies viskas prasideda.